Sveiki visi, malonu, kad šiandien jūsų tiek daug susirinko. Tradiciškai mes pradedam metus su pirmo ketvirčio apžvalga ir aš esu Rena, Synergy Finance ryšių su investuotojais partnerė. Kartu su manim yra Artūras Milevskis, kuris yra Synergy Finance bendrakūrėjas, investicijų departamento vadovas. Jau neseniai žinomas visiems kaip toks žinomas youtuberis, kalbantis apie investavimą ir švietimą. Kadangi yra ir mūsų kolego Luko Artūro, tai yra švietimo projektas Investavimas LT. Tai šiandien kaip tik ir pusiau užsiimsim tuo švietimu, bet ir konkrečiau kalbėsime apie rinkas, apie taip, kaip Synergy Finance portfeliams sekėsi ir kokios tendencijos mūsų laukia ateityje. Tai noriu perduoti žodį Artūro, o jeigu bus klausimų kažkokių arba komentarų, rašykit chat'e ir mes galėsime pakeliui į juos atsakyti. Dėkui už įžangą, aš tada pasidalinu skaidrėm ir galim pradėti. Taip, tai kaip mane ir pristatė, turbūt didžioji dalis kažkiek žinot, kas esu, bet tikiu, kad tarp dalyvių yra ir žmonių, kurie galbūt pirmą kartą prisijungia. Tai esu Artūras Milevskis, užsiemu investicijų valdymu Synergy Finance ir šiandieną padarysim trumpą apžvalgą, tai kas įvyko per pirmą ketvirtį, kokie yra rinkos lūkesčiai žiūrint į ateitį, kam sekėsi, kam nesisekė. Tai bendrai žiūrint, pažiūrėsim ir tiek ekonominį ciklą, tiek be abejo paliesim ir technologijų sektorių, be kurio šiai dienai turbūt rinka neegzistuoja ir pabandysim pasvarstyti, koks galėtų būti atsakymas į klausimą, kiek dar gali tęstis kainų augimas, nes tikrai iš investuotojų girdim, kad rinkos yra pasiekusios naują piką, gal čia jau pabaiga. Tai pabandysim, taip sakykime, statistiškai pasižiūrėti šitą klausimą, ką mums ir patinka daryti. Tai pradėkim nuo 24 metų pirmo ketvirčio rezultatų. Tai šitoj skaidrį ir lentelį galite matyti rezultatus pagrindinių turto klasių nuo akcijų iki žaliavų ir tiek už 22-23 metus, tiek už šios metus nuo metų pradžios per pirmą ketvirtį. Tai aš pateikiau šiek tiek ilgesnį istoriją būtent dėl to, kad galėtumėt palyginti ir pamatyti, kad, tarkim, 22 metai buvo ganėtinai blogi. Kas jau tuo metu investavo, tikrai prisimins, ne tokia ir sena istorija. Praktiškai visos turto klasės, išskyrus žaliavas ir auksą, sugeneravo neigiamą grąžą, tai yra kainos krito, krito akcijos, krito obligacijos, nekilnojamas turtas, praktiškai viskas krito, maždaug viskas krito apie 10-15%, taip vidutiniškai. 23 metai po blogų 22 netikėtai buvo geri. Tikrai atsimenu 22 metų pabaigoje retų atveju buvo galima išgirsti tiek žiniasklaidoje kažkokių optimistinių pamastymų, tiek ir su investuotojais bendraujant, retas, kuris labai norėjo ir skubėjo investuoti, bet mes tikrai komunikavom tą patį, kad kai kainos krenta ir, pavyzdžiui, akcijų kainos buvo nukritusios, jeigu neklystu, apie 25% 22 metais, tai prasme, tai didžiausias kritimas nuo piko. Tai dažniausiai 20-30% kritimas yra geras metas pradėti investuoti. Tai kas tą išdrįso padaryti, tai 23 metais džiaugiasi tuo sprendimu. Ir kaip matome, šiais metais tas 23 metų optimizmas vis dar tęsiasi. Tai kai kuriais atvejais, kaip pavyzdžiui, pasaulio akcijos per 3 mėnesius pabrango 9%, kai per praeitus metus, per visus metus pabrango 18%. Tai per 3 mėnesius padarė pusę to, ką per praeitus metus. Tai tas optimizmas, aš sakyčiau, yra tikrai gana stiprus. Geriausiai sekėsi, kaip matom, žaliavom ir auksui, 17-16% augimas. Kita turto klasė bendrai, kuri išgyveno gerą periodą, tai buvo pasaulio akcijos, apie 10% augimas, iš kurių visgi toliau geriausiai sekėsi vis dar JAF akcijom. Prasčiausiai tuo tarpu sekėsi obligacijom bei nekilnojamam turtui, tai yra dvi turto klasės, kurios jautriau reaguoja į kylančias palūkanas. Tai reiškia, palūkanos kyla, obligacijų kainos krenta, palūkanos kyla, nekilnojamam turtui, tai yra jautresnis
turtas palūkanų normom, tai irgi yra labiau neigiami rezultatai. Tai kalbant apie tas lyderės, tai yra žaliavas ir auksą, tikrai nedažnai pamatom mes tokius rezultatus. Turbūt kalbant apie žaliavas, pagrindinis tas vadinamas variklis, kuris stūmė bendrai žaliavų kainas į viršų, buvo naftos kainos, o naftos kainos labai stipriai įtakojo neramumai pasaulyje, galbūt baimė dėl pasiūlos sumažėjimo ar kitų dalykų, nes žaliavų krepšelėje bendrai energetikos sektorius, o tenais naftos kainos sudaro pačią didžiausią dalį. Auksas plus 16% irgi ne kiekvienais metais mes galim pamatyti tokius rezultatus. Kaip matom, pavyzdžiui, praeitais metais plus 9, užpraeitais plus 6 per pilnus metus, o čia mes turim per 3 mėnesius. Iš tikrųjų, realiai turbūt labiau per 1 mėnesį, per 2 mėnesius. Tai, tarkim, jeigu žiūrėsim eurais, čia visi rezultatai eurais, tai turbūt vasaris kovas buvo tie 2 geri mėnesiai. Tai kalbant apie auksą, galima surasti labai daug bandymų paaiškinti, bet kaip ir minėjau, čia labiau bus bandymai paaiškinti, nes vieni komentuoja, kad tai yra investuotojų baimė dėl tam tikrų įvykių, kaip, pavyzdžiui, karo eskalavimo artimuose rytuose, kiti kalba apie tai, kad, reiškia, palūkanos sugrįžo, tos realios palūkanos į teigiamą ir kad pinigų masė pradėjo vėl didėti, bent jau Amerikoje, ir vat, būtent tai suteikia tam tikrą paklausą. Bet iš kitos pusės yra keisti dalykai, kaip, pavyzdžiui, pinigų masė fonduose aukso mažėja. Turiu omeny, kad yra neigiamas srautas iš tenai. Tai va, dar kiti bando paaiškinti tai, kad centriniai bankai akumuliuoja auksą. Nors jeigu pažiūrėsim, kokie tie centriniai bankai, tai iš principo tai pagrindinis bus Kinija. Tai va, tai ar gali, tarkime, šitoje vietoje, tarkim, centriniai bankai būti tie pagrindiniai pirkėjai ir karšti pirkėjai, būtų tikrai sunku komentuoti. Bet jeigu mes šitus visus turto klasių rezultatus perkeltume į Synergy Finance valdomų fondų rezultatus, mes pamatytume, kad iš principo tas vaizdas yra gana panašus, tai geriausi rezultatai per pirmą ketvirtį buvo Nextshare technologijų fondo, apie 14% nuo metų pradžios, tai mes turim JAF akcijas, mes turim technologijų sektorių, tas lyderiaujančias akcijas, taip pat bendrai pasaulio akcijom, tai yra Synergy Global Equity fondui, nuo metų pradžios pavyko apie 11% grąžą pasiekti ir šiek tiek netgi viršyti pasaulio akcijų indeksą. Kiti akciniai fondai, tai tas pats Future Demographic fondas arba tas pats Asia Technology fondas, tai visur matom akcijose teigiamą grąžą, šiek tiek silpniau sekėsi European Bond fondui, kaip ir bendrai obligacijų turto klasė. Čia ar turit gal porą komentarų dėl mūsų Alpha Metals and Mining fondo, kuris iš naujo, galima sakyti, dabar atrandamas investuotojų, kadangi fondas tikrai nemažai savo proporcijų investuoja į aukso kasybos kompanijų. Dabar ta kaina, kuri aukso mes matome visur, apie kurią kalba, čia ar verta žiūrėti tai atsargiau, kiek tas gali tęstis, ar tai yra normalu tokie augimai, ką tu manai, kaip ateitis atrodytų? Aš taip daug minčių sukasi, tai pirma mintis turbūt, ką norėčiau pasakyti, kad bet kokiu atveju tai yra labai nišinis fondas ir nesakyčiau spekuliatyvus, bet jis gali, kaip matėme, kovo mėnesį gana daug kilo, tai buvo pelningiausias fondas iš mūsų valdomų fondų, bet prieš tai jisai gana ženkliai, jo kaina daugiau negu metus koregavosi. Tai taip, jisai yra bendrai sektorius yra pigus. Tai jeigu imsim metalų kasybos sektorius, jisai yra istoriškai labai pigus. Turbūt prilygtų galbūt netgi 2008 metų kainom. Jeigu vertinsim ten tas įmonės pagal įvairius rodiklius vertinimo, ten PE arba panašius. Jis yra pigus, bet tas pigumas jisai turi savo riziką. Ir šiai dienai tas augimas, akcijų kainų staigus augimas nuo to dugno, tai aišku, jis tik prasidėjo, tai galbūt dar yra gana nemažai to potencialų į ateitį, bet reikia suprasti, kad
labai stipriai pabrangusios aukso kainos šią akimirką leis tom įmonėm, kurios kasa auksą, uždirbti didelės maržas. Nu, ta prasme, čia tas bus. Klausimas, ar tai tęsis. Tai vat, šitoj vietoj, tai kai mes matom aukso kainą šturmuojant all time high ir kai matom nuo metų pradžios apie 16% kainos pokytis, tai netrodo normalu iš tos pusės, kad istoriškai per 100 metų vidutinė metinė aukso kainos grąža buvo apie 5%. Tai va, tai per 3 mėnesius 16 ar vidutinis metinis pokytis 5, tai truputį atrodo, kad užbėgę į priekį esam ir kad taip aklai turbūt į tai žiūrėti nereikėtų, bet kad tom įmonėm tikrai rezultatai bus geri, jos yra pigios ir jeigu šitą vietą mes turim tam tikrą sugrįžimą, ta prasme, kad investuotojai atsigrėžia vėl į tą sektorių. Tai O jeigu, Artūrai, geopolitiniai neramumai toliau tęsis, vis tiek auksas yra ta investicija, kuri bėga investuotojai, kai kažkas vyksta tokio sisteminio tokių neramumų rinkoje. Tai gali tęstis, kaip tu manai? Aš šiaip bendrai turbūt sakyčiau, taip gali tęstis. Ir istorija nekartą yra tą parodžiusi, bet tai reiškia, kad nebūtinai dabar aukso kaina ims ir nukris 30%, bet aš tiesiog, ką noriu pasakyti, turbūt, kad aš nesiūlyčiau tikėtis tolimesnių tokių rezultatų, kaip per pirmą ketvirtį buvo. Tai va, tai kad neramumai, tarsi reiktų atskirti, yra žaliavų kainos, tai tarkim aukso kainos yra bendrovių kainos. Tai bendrovės turi bankroto riziką, gali būti auksas ir daug kainuos, bet jeigu jos, tarkim, įsigyja labai brangiai telkinius ir išgavimo savikaina yra didelė, tai jos irgi gali susidurti su problemų. Bet bendrai žiūrint koreliaciją, jeigu žaliavų kainos, tarkim, aukso kainos, kitų metalų kainos juda į viršų, tai dažniausiai tų bendrovių, kurios išgauna tos metalus kainos irgi juda į viršų ir dažniausiai didesnių tempų. Tai čia tiesiog reikia suprasti, kad taip yra spekuliatyvi pozicija, kad jeigu visgi renkatės šitą investiciją, tai reiktų suprasti tas rizikas, kad ta situacija gali bet kada ir pasikeisti. Ir jeigu tie konfliktai nesieskaluoja, situacija normalizuojasi, taip pat ir investuotojų, kaip sakant, noras investuoti į šitą sektorių ir žaliavas tiesiog irgi gali pasikeisti ir tos kainos, kaip prieš tai judėjo viršų, gali judėti žemyn. Tai šitą riziką jinai visada yra ir jinai gali materializuotis ir ateityje. Ačiū. Ja, tai judant toliau, tai pirma tokia tema, kurią norėčiau paliesti, tai yra makroekonomika. Ir kai mes kalbėjom apie sąlyginai gerus rezultatus per pirmą ketvirtį, be abejo, kyla klausimas, kas juos skatino. Tai jeigu taip labai bendrai atsakyti, tai turbūt sakyčiau, kad investuotojų tą optimizmą palaikė geri makroekonominiai rodikliai. Aišku, čia labai bendrai pasakiau, nes vienose šalyse jie tikrai geri, kaip pavyzdžiui, JAV. Kitose gal netokie geri, kaip pavyzdžiui, Vokietija. Bet JAV visgi yra didžiausia ekonomika pasaulyje ir visų akys visų pirma tenai keliauja. Tai tarkime, 23 metų paskutinį ketvirtį buvo jau oficialiai užfiksuotas 3,1% JAV augimas. Ir kaip matome, jisai buvo didesnis negu rinka tikėjosi, 2,9. Plius kitas labai įdomus dalykas, čia matosi, yra būtent ketvirtiniai BVP augimo rodikliai. Ketvirtiniai, bet jie yra metiniai. Tai tas BVP augimas vis tempas lyg tai didėjo ir vis viršydavo lūkestį. Ir tas optimizmas, jisai ne tik iš ten be abejo ateidavo ir iš to, kad ir įmonės gerus rezultatus sugebėjo demonstruoti. Ir kitas dalykas, kad projekcijos ekonomikai išlieka teigiamas. Kad nesitikė rinka tokio augimo, koks buvo paskutinius 2 ketvirčius, bet tikisi teigiamą augimo. Ir reiškia, tai, mano manymu, buvo vienas iš tų pagrindinių tokių palaikytojų optimizmo.
Kitas dalykas, į ką mes patys visada žiūrime ir kiekvieną mėnesį atsinaujiname, tai yra aplenkiančius indikatorius, tai yra grinai OECD, leading indicatoriai. Ką jie parodo? Jie parodo iš principo tų G20 bendrai kaip masės ekonominį trendą ir jeigu šita linija yra virš 100 ir jinai kyla, o būtent taip yra šiuo metu, tai yra augimo stadija. Reiškia, jeigu mes bendrai turim 4 stadijas, turim lėtėjimą, tada turim nuosmukį, atsigavimą ir augimą. Tai čia turėjom lėtėjimą, turėjom nuosmukį, tada turėjom atsigavimą ir dabar augimą. Tokiai stadijai iš principo verta būti agresyviam. Kitaip tariant, daugiau investuoti į rizikingas turto klases, jeigu turit kažkokią dinaminę portfelio strategiją. Ir jeigu šitas rodiklis pradėtų mažėti, tai reiškia, jeigu pereitume į lėtėjimo stadiją, tada galim būtų pagalvoti apie kažkokios rizikos valdymą, galbūt rizikos mažinimą. Bet šiai dienai kol kas šitas rodiklis jisai simbolizuoja optimizmą irgi rodo. Tai, Artūrai, ar tai reiškia, kad jūsų profesionalių investuotojų ir neprofesionalių stambių ir smulkių investuotojų portfelių šiuo metu didinate tą vadinamą riziką, tai yra akcijų dalį, bet kadangi akcijos yra užkilusios, tai ar nėra tada tokio klausimo, tai ar toliau investuoti į JAV, pavyzdžiui, ar reikia kažkokių kitų sprendimų ieškoti? Tai aš gal, tai aišku, ten kiekvienas investuotojas gali būti šiek tiek skirtingas, bet aš taip bendrai gal trumpai papasakosiu, mes mūsų puslapį gali surasti yra portfelių dalis, tai reiškia 3 skirtingų rizikų portfeliai ir, kaip pavyzdys, tarkime, turim dar tokią neviešai skelbiamą dinaminę strategiją, kuri, sakykime, jinai gali prasidėti, bazinis variantas yra toks optimalus, tai jame yra ir akcijų, ir obligacijų, ir momentum fondas, vis toks subalansuotas. Ir jeigu mes turim situaciją, kai akcijų kainos pasikoreguoja, tarkim, 20 ir daugiau procentų ir pradeda aplenkiantis indikatoriai kilti, tai mes tada tam optimaliam portfeliu pradedam didinti akcijų dalį. Kaip pavyzdys. Ir tokioje situacijoje kaip dabar, atsakant į tavo klausimą, nėra, kad mes dabar didinam akcijų dalį. Mes jau ją padidinę esam nuo 22 pabaigos 23 pradžios. Tai čia šitoje vietoje, kad kol kas tie dinaminiai portfeliai, jie yra maks, kiek leidžia mūsų tą strategiją, agresyvūs šiuo metu. Ir jeigu mes žiūrėsim, tarkime, kitus mūsų fondus, kurie taiko tą taktinę alokaciją ir gali peržiūrėti, tarkim, į kokį akcijų regioną investuoti, kaip, pavyzdžiui, Global Equity fondas. Tai taip, šiai dienai jis yra maks investavęs į JAV akciją. Tai taip, jeigu žiūrint, kol yra tokia situacija, tai atrodo, kad esam taip susipozicionavę su maks rizika, bet tai nereiškia, kad viską į vieną sektorių ar viską į vieną regioną suinvestavę. Ir kitas dalykas, mes žinom, kada mes galim mažinti tą riziką. Tai reiškia, tarkim, kaip minėjau, tai aplenkiantis indikatoriai pradeda mažėti, mes tada tą akcijų dalį, kurią buvom pasididinę, mes ją susimažinsim, vėl sugrįšim į tą balansą, į pradinį balansą. Tai nežinau, trumpas toks komentaras. Ačiū. Mhm. Tai antra tema yra palūkanos ir infliacija. Tai pradėsiu aš nuo infliacijos, nes palūkanos su infliacija jos yra vienaip ar kitaip susijusios. Ir mes žinom tai, kad infliacija normalizavosi. Tarkim, jeigu metinė infliacija Amerikoje piką buvo pasiekusi 22 metais apie 9 procentai, tai šiai dienai jinai sumažėjo iki 3,5 procento, bet įdomus dalykas tai, kad žemiau 3 procentų niekaip ir nenukrenta. O Amerikos centrinio banko toks tikslas infliacijos yra 2-3 procentai. Tai idealu būtų, kad jinai mažiau 3 būtų. Ir kitas labai įdomus dalykas, kad paskutinius kelis mėnesius matom, ta infliacijos rodikliai vis po truputį didėjo, neženkliai, plus jie būdavo didesni negu rinka tikėdavosi. Tai čia yra tam tikri smulkūs ženkliukai, kad infliacija vis, kaip jinai jau yra įveikta, bet ne tiek, kiek kad norėtųsi. Reiškia, vis dar jinai yra kelia tam tikrų klausimų ir neleidžia centriniam bankam galutinai to sprendimo priimti dėl palūkanų mažinimo.
Tai va, ir būtent tai, kad tie infliacijos rodikliai išeidavo šiek tiek didesni negu tikisi, privedė prie to, kad gana ženkliai pasikoregavo palūkanų mažinimo lūkesčiai. Na tai, kitaip tariant, jeigu metų pradžioje rinka, kaip investuotojai ir rinka tikėjosi, kad šiais metais iki metų pabaigos JAV bazinės palūkanos bus mažinamos 6-7 kartus po 25 bazinius punktus, na tai iš principo nuo 1,5 iki maždaug 2%. Tai va, tikėjosi, kad nuo dabar 5 su trupučiu sumažės palūkanos iki maždaug 3,5. Tai dabar ta situacija pasikoregavo ir nebesitikis 6-7 palūkanų mažinimo, tikisi labiau 3 palūkanų mažinimo. Tai va, kad nuo 5 su trupučiu sumažės iki metų galo iki maždaug 4,5. Europai tas pats. Tikėjosi, kad mažins nuo 4 iki 2, dabar jau tikisi, kad mažins nuo 4 iki maždaug 2,5. Tai reiškia, nebesitikė, kad taip greitai tiek daug sumažins tas palūkanas. Ir tai yra kintantis procesas. Tai ta prasme, tai koks šiandien lūkestis, kad bus po metų, po mėnesio jis keistis gali, išeinant naujiem duomenim ekonominiam ir panašiai. Tai va, tai kas nutiko, lyginant prieš 3 mėnesius, kad pasikoregavo tie lūkesčiai, būtent dėl to, kad tie infliacijos duomenys buvo šiek tiek prastesni, sakykime. Bet kitas dalykas, aš labai dažnai girdžiu, mano manimu, ne visiškai teisingą tokią nuomonę ar lūkestį, kad tai jeigu infliacija normalizuojasi, tai staiga ir palūkanas sumažins. Nebūtinai. Ta prasme, realiai, jeigu ekonomika išlieka stipri, kaip kad yra, pavyzdžiui, Amerikoje šiuo metu, ekonomika yra pakankamai stipri, darbo rinka yra stipri. Kažkokių labai rimtų problemų, kol kas bent jau taip iš tų duomenų, kurie yra, nesimato. Ir jeigu taip išlieka, tai centriniam bankui dabar imti ir specialiai mažinti palūkanas dėl to, kad infliacija sumažėjo, atrodo nelogiška. Dažniausiai centriniai bankai palūkanas pradeda mažinti tada, kai jau pradeda matyti ekonomikos silpnėjimo ženklus. Tai čia aš tiesiog norėjau iš savo šitą tokią... Ar tai reiškia, kad Europai, kaip šis kartas toks kitoks, dažniausiai būna Amerika pirma šalis, kuri pradeda mažinti palūkanas, ir Europa kaip ir veidrodis, visi prie to pripratę yra, o dabar jau Europa skelbia, kad jį mažins gal anksčiau ir gal ir daugiau. Ar tai reiškia, kad jau Europoje situacija daug blogesnė negu Amerikoje? Tai čia daugelis, aš sakau, ne tai, kad Europa čia dabar lyderė, dažniausiai Europa būdavo kaip tokia uodega iš paskos. Ką Amerika daro, ta Europos centrinis bankas po 3-6 mėnesių daro. Ir visada visi sakydavo, tai europiečiai, ir vėl pavėlavo. Tai dabar gal taip atrodo, kad europiečiai bus pirmesni, kurie įjungs tą mažinimą, bet turbūt ne iš gero gyvenimo. Čia labiau taip reiktų pasakyti, kad viena žinutė gali būti, Europoje infliacija nukrito žemiau tų 3% ir štai kokį gerą darbą jie padarė. Bet iš kitos pusės, pasižiūrėjus tų didžiųjų šalių, kaip minėjau, Vokietija, ekonomikos aktyvumo rodiklius, tai situacija yra prastesnė. Tai ta infliacija sumažėjo, bet ekonomika yra silpnesnėje situacijoje, tai ir leidžia, sakykime, centriniam bankui, reiškia, tą sprendimą priimti anksčiau. Nes sumažinus palūkanas, jeigu ekonomika karšta, sumažinus palūkanas visada yra baimė, kad jinai gali būtent vėl sugrįžti, nes kai mažini palūkanas, vėl iš principo pirmas tikslas yra skatinti vartojimą, skatinti investicijas, reiškia, pinigai atpinga, tai jau galbūt verslai skolinasi daugiau tam, kad kažką daryti. Tai čia aš taip, ir pajokaudamas ir ne, bet tas Europos lyderiavimas šitoje vietoje, sakyčiau, ne lyderiavimas, bet būtent labiau reagavimas į tai, kad šiek tiek galbūt aktyvumo sugrąžinti. Aišku, ačiū. Ir turbūt paskutinė skaidrė būtent iš tų palūkanų temos yra palūkanų normų kreivė. Tai aš iš karto gal paminėsiu, kad apie palūkanų normų kreivę
turim YouTube kanale atskirą ten geros valandos prezentaciją Luko Macijausko ir tikrai yra labai, labai išsamei apie ją, kaip veikia, kodėl, kas, ko tikėtis tiek ekonomikoje, tiek akcijų rinkoje. Tai gal tiesiog trumpai pakomentuosiu, kad palūkanų normų kreivė iš principo mes imam skirtingo periodo palūkanas, tarkim, Vokietijos obligacijų už metus, už 5 metus, už 10 metų metinės palūkanas ir tuos taškus sujungiam ir gaunam kažkokią kreivę. Ir kai kreivė yra tokia, kad trumpo termino, pavyzdžiui, mėnesių, 6 mėnesių, metų palūkanos yra didesnės negu 5 metų, 10 metų ir taip toliau, kai mes turim tokią besileidžiančią palūkanų normų kreivę, tai jinai vadinasi inversijos būsenai. Nes normali palūkanų kreivė yra kylanti. Tai reiškia, čia yra palūkanos mažesnės už trumpą terminą, už ilgą terminą jos yra didesnės. Normaliu ekonomikos ciklo momentu, kai ekonomika auga ir viskas yra normaliai, palūkanų norma yra kylanti. Inversija dažniausiai susiformuoja tada, kada ekonomika perkaitinėja, infliacija didėja ir centriniai bankai siekdami sulėtinti, atvėsinti ekonomiką, jie pakelia trumpalaikės tas bazinės palūkanų normas, į ką automatiškai reaguoja obligacijų palūkanos, jos kyla ir kai trumpo termino palūkanos tas viršia ilgesnio termino, reiškia, bendrai tikslas yra išimti pinigus iš ekonomikos, tai reiškia, kad verslui ar ten gyventojams galbūt nebeapsimoka investuoti kažkokius ilgesnius projektus ir uždirbti, 7%, o labiau apsimoka padėti metam ar ten 2 metam į valstybinės obligacijas, kaip JAF ar panašiai, ir gauti, tarkim, 5%. Tai jeigu, tarkim, palūkanos gaunamos iš saugių investicijų yra 2%, o investuoji į kažkokį projektą ir gauni ten 8 ar panašiai, tai tarpsime gerokai didesnis skirtumas, o čia gausiu papildomai 1-2%, bet turėsiu prisimti riziką. Tai dabartinė situacija yra palūkanų normų inversija. Įdomu tai, kad ta palūkanų normų inversija yra viena iš ilgiausių turbūt per pastaruosius 50 metų. Ir jeigu žiūrėsim prieš tai buvusias inversijas, praktiškai visais atvejais po to įvykdavo recesija. Reiškia, ten nebūtinai akcijų kainų kritimas, nors irgi dažniau krisdavo akcijų kainos, negu jos nekrisdavo po inversijos kažkurio metu ateityje, bet labiau, kad praktiškai 100% atveju praeitie išprognozavo recesiją. Ir tai vienas iš tų tokių, rizikos faktorių arba tam tikrų neigiamų rodiklių, kuris vis dar gali kažkiek kelti nerimą ir klausimas, ar centriniai bankai sugebės įvažiuoti tą vadinamą soft landingą, tai yra švelnų nusileidimą, kai kaip ir jie bando dabar tą infliaciją pažaboti, jie liktai ją pažaboja, dabar klausimas, ar tos pakeltos palūkanos, jos neiššauks recesijos. Ir tas soft landingas ir būtų, kad tik tai sugebėjo nuleisti tą lėktuvą švelniai, be jokių tai didelių turbulencijų. Tai mes... Kaip ir mes Europoje, tos šalės kaip Vokietija, gal Estija, nežinau, Švedija, Anglija, jie jau, galima sakyti, techniškai yra recesijoje. Tai ir turėjo tą turbulenciją, taip, ir jeigu aš neklystu, Vokietija jau buvo užfiksuota recesija, tai yra 2,4 neigiamo augimo. Taip. Čia turbūt labiau klausimas, ar Amerika sugebės į tą soft landingą pasiekti, nes jeigu, tarkim, buvo dabar ten sunkiau Vokietija arba UK ir po 3-6 mėnesių ir Amerikai prasidės turbulencijos, tai tikėtina, kad ir tose kitose šalyse dar gali jinai užsitęsti. Bet jeigu Amerika sugebės išvairuoti, tai gal, kaip sakant, mes esam jau praėję tos sunkiausius kelius. Tai pašnekėjom apie makro ekonomiką ir dabar pereikim prie akcijų rinkos situacijos. Tai visų pirma, aš noriu parodyti grafikėlį, tai čia gal taip labai spalvotai atrodo viskas, bet iš principo juoda linija yra JAF akcijų indeksas S&P 500, tai yra jo istorinė reikšmė nuo 22 metų, tai čia grubiai 2 metų istorija. Ta punktyrinė linija yra daugybės strategų indekso projekcija. Tai kaip matome, tie strategai, sakykime, visada prognozuoja didesnį indekso reikšmę ateityje, tarkim po metų, ne?
Tai va, ir aš čia tokią raudoną zoną pažymėjau, tai grubiai buvo praeitų metų pabaiga, 23 metų pabaiga. Indekso reikšmė buvo, jeigu neklystu, apie 4700 ar 4800 ir tuo metu strategai prognozavo maždaug, kad indeksas turėtų kainuoti metų bėgėje 5160. Nu, maždaug tokia reikšmė, apie 5100. Ten vėlgi, kiek ten tų strategų paimsim ir panašiai. Tai ką noriu parodyti, kad per 3 mėnesius indeksas sugebėjo pasiekti tą metų pabaigoje buvusią projekciją. Dabar strategai prognozuoja, kad sekantis, reiškia, žingsnis turėtų būti 5700. Tai kaip ir vis dar nusiteikia gana optimistiškai. Aišku, tos projekcijas reikėtų žiūrėti gana skeptiškai, nes, kaip matom, akcijų kainoms krentant, tos projekcijos mažėja. Tai jeigu pradėtų kristi ir čia akcijų kainos, tai tiesiog tas projekcijas mažintų. Jeigu jos kyla, jos atitinkamai yra koreguojamos į viršų. Bet bendrai žiūrint, per 3 mėnesius, kaip sakant, JAV akcijų indeksas S&P 500 padarė metų rezultatą. Ir kitas labai svarbus dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu žiūrėti bendrai tą praeitų metų pabaigoje šių metų projekciją, grubiai ten 8-10% buvo augimas indeksui prognozuojamas, tai iš principo tas augimas didžiąją dalimi turėjo būti iš pelno augimo. Tai 24 metais visam S&P 500 grubiai yra prognozuojamas apie 8-9% pelno augimas. Tai dabar jau per 3 mėnesius įvyko toks indekso augimas, kuris viršijo pelnų projekcijas. Ir tai iš principo reiškia tai, kad nemažą dalį tos kainos augimo būtent paaiškina tiesiog kainos augimas, arba kitaip tariant, angliškai yra terminas multiple expansion. Aš prie to dar sugrįšiu, bet kitas dalykas, ką šitoj skaidrėje noriu akcentuoti, tai yra, kad būtent išskirimą tarp to Magnificent 7, didingojo 7 ir kitų JAV akcijų. Tai čia mes turim būtent 3 grafikus, kurie labai gerai parodo, kad reiškia, kai buvo kilimas, bendrai akcijų kilimas, tai Magnificent 7 kilo gerokai daugiau, bet kai buvo kritimas ir krito daugiau. Ir tada nuo 23 metų grubiai turim įspūdingą ralį, tai yra 23 metais 76% ir vos ne 10 kartų viršijo kitų 493 įmonių augimą, tai vos ne 3 kartus viršijo bendrai viso 500 bendrovių augimą. Šiais metais tas išsiskirimas jisai nebėra, kol kas dar nėra toks didelis, reiškia tik keliais procentais Magnificent 7 viršijo. Ir šitoje vietoje jau prasideda kalbos, kad iš Magnificent 7 galbūt liko tik Magnificent 5, nes Apple ir Tesla, 2 įmonės nuo metų pradžios yra sugeneravusios nuostolius. Tuo tarpu tos 2 įmonės, kurios toliau tempia praktiškai viską, tai yra Nvidia ir Meta kol kas. Tai jeigu nesuklysiu, Nvidios rezultatas per metus viršė turbūt 200%. Dabar gali būti, kad šiek tiek klystų, bet kad augimai šitų kelių bendrovių yra įspūdingi, tada kitos, Google, Microsoft ir Alphabetas yra kažkur per viduriuką tarp jų. Bet jau prasideda tokios kalbos ir priežastis yra. Dabar kokia priežastis? Tai jeigu praeitais metais buvo augimas pelnų įspūdingas, atitinkamai kainų augimas buvo įspūdingas, šiais metais vis dar Magnificent 7 prognozuoja 3 kartus didesnį pelnų augimą negu bendrai rinkai. Bet jeigu žiūrėsim, kaip toliau sekasi, tarsime ketvirtis lyginant su ketvirčiu, tai matom, kad metų pabaigoje iš principo rinka tikisi, kad tiek vienų, tiek kitų augimas jisai gali supanašėti. Tai šitoje vietoje, įdomu bus pasižiūrėti, kaip bus. Čia yra rinkos lūkestis, tai nėra nei mūsų prognozė kažkokia. Tai yra tai, ką bendrai rinka, tai yra įvairūs analitikai, investuotojai, ko jie tikisi iš tų rezultatų. Tai reiškia yra, kas surenka įvairias projekcijas ir jas palygina. Tai čia toksai tiesiog pastebėjimas, kad tikrai tas kainų augimas, jisai buvo pagrįstas pelnų augimu, tai ką mes matėm čia iš pelnų augimo ir čia tikrai jisai
buvo pagrįstas, bet bendrai žiūrint atrodo, kad šiai dienai akcijų kainos jos šiek tiek į priekį užbėgo. Į priekį užbėgo, turiu omeny, kad lyginant pagal tai, kiek pakilo kainos ir koks yra prognozuojamas pelno augimas. Tai va, ir šitoje vietoje noriu šiek tiek plačiau pakomentuoti, nes galbūt ne visiems yra šitas dalykas aiškus. Tai jeigu mes žiūrim, tarkim, ilgalaikį akcijų kainų performance ar grąžą, tarkime, ten, nežinau, vidutinis metinis augimas 90%, tai didžioji dalis jo atkeliauja iš tokių dviejų dalių, tai yra earningsai, tai yra pelnas ir dividendas. Taip iš principo yra šitos dvi sudedamosios dalys, sudaro visą grąžą ilgai. Ir tada turim tokį multiple dalį, tai yra grinai tas vadinamas PE pokytis. Tai jeigu metų pradžioj PE buvo 15, o dabar jis yra 30, tai tiesiog dvigubai pasikeitus PE, kainos tiesiog padvigubėjo. Pelnas galbūt niekiek nepakito. Tai va, ir čia aš noriu atkreipdėmėsi, kad, pavyzdžiui, 23 metais, tai yra, kai kainos akcijų gana ženkliai augo, tarkim, JAV buvo ten 26%, Japonijoje 20%, besivystančios rinkų 10%, tai yra ta pilka zona sudarė vos net didžiausią dalį. Pavyzdžiui, Amerikoje sudarė apie turbūt kokį 15% iš tų 26%. Japonijoje galbūt šiek tiek mažiau, galbūt panašiai. Šiais metais nuo metų pradžios irgi didžiausia dalis yra grąžos atkeliauja iš to multiple expansion. Amerikoje iš tų 10% maždaug 6-7% buvo multiple expansion. Bet Artūrai, jeigu paprastais žodžiais, tai kaip paaiškinti, kas tai reiškia? Tai aš va tuoj pabandau prieiti, tai reiškia, kad jeigu mes žiūrėsim 22 metų pabaigoje, 23 metų pradžioj, akcijos buvo jos įvertintos pigiau negu vidutiniškai per, tarkim, pastaruosius 15 metų ar 20, dabar jos yra pervertintos. Ir jeigu taip skaičiai žiūrėti, Amerikos akcijos jos yra pervertintos maždaug apie, dabar iš akies, apie 30-40%, lyginant su pastarųjų 25 metų vidurkiu. Tai kas gali, ir čia scenarijų gali būti daug, tai nereikia galvoti, kad dabar jos iš karto turi nukristi ten 40%. Tai gali būti įvairių scenarijų. Gali būti, kad visgi realus pelnas bus didesnis negu projekcijos. Rinka, įmonės performance geriau. Ir tada pelnas pasivys tas kainas. Gali būti, kad akcijų kainos 2 metus, pavyzdžiui, neauga ir pelnas per 2 metus jisai pasivėja. Tai scenarijų gali būti labai labai daug skirtingų. Gali būti kainos ir nukrenta ten ir tada tas rodiklis jisai vėl kažkoks normalus tampa. Tiesiog žinutė yra ta, kad pastaruosius 1,5 metų ar metus ir truputį akcijų kainos kilo greičiau negu augo pelnai. Ir kai kuriuose rinkose, ne visose, bet labiausiai tai yra išsiskiria Amerika, kuri yra vidurkį viršė ženkliai. Tarkime, Europa yra ties vidurkių, kitos rinkos kaip UK, besivystančios rinkos ar Kinija yra žemiau vidurkių. Šitoje vietoje irgi turbūt reikėtų atkreipdėmėsi, kad šitos rinkos, tai yra UK, besivystančios rinkos ir Kinija, jos turi problemų ir turbūt dėl to jos yra pigiau vertinamos negu kažkoks ilgalaikis vidurkis, o Amerika, taip pajuokaujant, arba rimtai galim sakyti, kad yra turbūt variklis pasaulio verslo šiuo metu, nes kaip matom, jeigu didžiąją dalį investicijų grąžos sugeneruoja 10 įmonių ir jos tą sugeneruoja dar ir sugeneruodamos pelno, ne tik tai, kad jų kainos padidėjo labai daug, bet jos ir pelno sugeba uždirbti labai daug. Tai dėl to ten tas optimizmas ir išlieka. Ir jeigu taip mes padarytume Lietuvoje investuotojų apklausą ir paklaustume, ar jūs dabar norėtumėte investuoti į JAV technologijų akcijas ar į Azijos technologijų akcijas, tai mes žinom, kad didžioji dalis pasakytų JAV, nes ten yra šiuo metu labai geras trendas ir panašiai. Bet istoriškai, jeigu žiūrint statistiškai, tai dažniausiai ten, kur yra jau dabar brangu, ir yra daug optimizmo, labiau reikėtų tikėtis, kad galbūt mes prie to vidurkio sugrįšim. Tiesiog didelė problema yra, kai praeities optimizmą, praeities gerus rezultatus mes perverčiam ir tikimės to ateityje. Tai čia labai dažna klaida yra ir tiesiog labiau reikėtų tikėtis, kad grįžtam prie vidurkio.
Tai vėl sakau, nereiškia, kad kažkas bus blogai. Tai tiesiog nereikėtų tikėtis galbūt tokių augimo tempų besitęsiant artimiausioje ateityje. Tai Tai investuotojams šiuo metu verta toliau periodiškai investuoti, ar geriau palaukti, ar diversifikuoti dabar į tos besivystančias rinkas? Kaip jūs darote bendrai, koks būtų toks labai labai bendras patarimas? Labai bendras, tai turbūt būtų, tai pirmas dalykas, turi žinoti savo strategiją. Tai kaip minėjai, jeigu, pavyzdžiui, investuotojas investuoja periodiškai į pasaulio akcijų indeksą, tai jis tą ir turėtų daryti. Nes tai yra jo tokia strategija. Jeigu akcijos brangios, tai tikrai dar nereiškia, kad įvyks kažkas blogo, bet tai turėtų, kaip čia pasakyti, nereikėtų prisimti papildomos rizikos. Aš esu matęs, kaip prieš 2008 metų krizę po gerų rezultatų žmonės skolinosi pinigus, užstatinėdavo butus ir investuodavo. Taip nereikėtų daryti, kai akcijos yra brangios. Taip reikėtų daryti tada, kai jos yra pigios. Bet jeigu investuoji periodiškai, tai tada aš sakyčiau, kad tai reikėtų tęsti. Nes mano požiūriu yra taip, jeigu investuok periodiškai tam tikrą sumą, o gali daugiau investuoti tada, kada yra kainos nukritusios. Labai simple. Nes brangios akcijos gali išlikti dar ir 3 metus brangios, ir 5 metus brangios. Ir jos gali ir pabrangti dar ir labai nemažai. Kaip pavyzdys buvo nuo 95 iki 2000 metų, tarkime, 95 maždaug šitam taške buvo berods Greenspanas, tuometinis JAV centrinio banko vadovas, sakė, kad Amerikoje akcijos yra brangios ir panaudojo tą garsią frazę irrational exuberance. Reiškia, kad yra neracionalus, reiškia perdėtas optimizmas. Taip. Įvyko 98 metų ten tokia Rusijos krizė, Azijos krizė, akcijos kažkiek pasipirgavo, bet iš principo dar per 5 metus jos, jeigu neklystu, padvigubėjo kainos. Ir baigėsi be abejo dotkomo burbulo sprogimų, liūdnai, bet jeigu neinvestavai 95, tokių kainų nebesulaukė niekada gyvenime. Tai ta prasme, čia ir dėl to aš sakau, kad prognozavimas yra labai nedėkingas dalykas, mes prognozavimo vengiame ir svarbu yra turėti strategiją, kuri atitinka kiekvieno investuotojo tikslus, reiškia finansinę situaciją ir panašiai. Tai periodiškai investuojant, manau, problemos yra visos išspręstos. Dabar jeigu tai yra neperiodinis investavimas, tai kaip, pavyzdžiui, iš mūsų pusės žiūrint, tai aš kaip ir minėjau, mes kiekvieną mėnesį iš principo peržiūrim situaciją ir bandom prisitaikyti prie to, kas vyksta. Tai kol kas, aš kaip prieš tai minėjau, rodikliai aplenkiančių indikatorių kyla, reiškia dėl kitų priežasčių. Mes šiai dienai, jeigu taip žiūrim tos aktyvesnius portfelius, didesnę dalį esame investavę į rizikingas turto klases. Bet mes žinom, ką mes darysim, jeigu situacija keis. Ir mes žinom, kad jeigu situacija su JAF akcijom keisis, pavyzdžiui, Global Equity fondas, jisai gali iš akcijų Amerikoje pereiti į akcijas Kinijoje, ar tiksliau besivystančiose rinkose, ar Europoje. 50% portfelio gali pasikeisti. Mes žinom, kad mes tą darysim, jeigu situacija keis. Tai mano patarimas, reiškia, būtų žinoti tiksliai savo strategiją. Ir jeigu nori kažką daryti, labai trumpas atsakymas bus, pajuokausiu, bet... Kodėl aš norėjau tas akcijų kainas parodyti ir tos įverčius, tai jeigu anksčiau mano pačio asmeninių vertinimų buvo būtent ta palūkanų normų inversija kaip toks vienintelis toks rizikos faktorius, tai aš dabar įvertinčiau dar ir papildomą antrą rizikos faktorių, būtent tą akcijų tokį sąlyginį brangumą. Apie jį nešnekėt būtų, manau, blogai, bet tai būtų tas antrasis. Ir dabar mes prieinam turim reikia... Galbūt porą žodžių, tiesiog sąlyginis brangumas, ką tu turi omeny, kai tą sakau? Tikrai, aš dar grįšiu tada prie šitos skaidrės ir pasakysiu labai paprastai. Tarkim, jeigu mes turim, įsivaizduokim pavyzdį, vidutiniškai akcijos vertinamos, pasaulio akcijos kaip PE yra 16, tasai vidutinis PE 16, ne? Tai esant tokiam PE, yra labai logiška tikėtis gražos į ateitį gražos, maždaug 9% metinės gražos. Dabar, jeigu šitas rodiklis yra virš vidurkio, tai yra tas įvertis, santykinai brangios akcijos. Čia yra santykinai brangios akcijos, lyginant su vidurkiu.
Tai reiškia, kuo šitas rodiklis yra didesnis negu vidurkis, tuo ateities grąžos reikėtų tikėtis mažesnė. Nu tai pavyzdžiui, dabar galbūt reikėtų tikėtis ne 9 procentų labiau, o kokių 7. Jeigu jisai pakiltų iki ten 22, galbūt ir 6, galbūt 5 ir kuo jis aukščiau kyla, tuo mažesnės grąžos reikia tikėtis. Jeigu jisai krenta žemiau vidurkio, tada logiška tikėtis šiek tiek didesnės grąžos negu vidurkis. Tai vat, čia toks primityvus paaiškinimas. Reiškia, kad brangstant akcijom, ką investuotojai daro, jie mato gerą praeities rezultatą ir jie jį ekstrapoliuoja į ateitį, tikisi. Nors turėtų būti atvirkščiai, reiškia, kuo akcijos daugiau pabrango, tuo lūkestis dėl ateities turėtų būti konservatyvesnis. Ir kiek mano asmeninė investavimo patirtis ir bendravimas su klientais parodė, kad, reiškia, kad neteisingi lūkesčiai pradėjus investuoti dažniausiai yra pagrindinė problema, dėl ko po to, tarkim, būna nusivylimas, tiesiog ateina su nepagrįstais lūkesčiais į rinką. Tai va, ir tada kokie tie gali būti lūkesčiai? Reiškia, turim vieną, kad šiuo metu akcijos yra sąlyginai brangios ir per ilgą laikotarpį, tai tarkim, ir čia kalbu ne apie metus, ta prasme, tai, kad akcijos dabar brangios, metam į priekį praktiškai nieko neparodo. O teko kaip tik savaitgalį žiūrėti tokį trumpą tyrimą, tai būtent tas rodiklis, ką žiūrėjom prieš tai, tas PE rodiklis, jisai metam į priekį ar 2 metam į priekį turi praktiškai 0 prognozuojamos galios. Bet jeigu žiūrėsim 7 ar 10 metų į priekį, jis turi labai didelę prognozuojamą galią. Tai reiškia, jeigu aš perku akcijas, kai jos yra labai brangios, tai tada tuos procentus į 7 ar 10 metų į priekį gana gerai prognozuoja, bet trumpų laikotarpį ne. Tai trumpų laikotarpį mes turim kitus dalykus, kaip inertiškumą, tą momentumą, emocijas, reiškia, ekonominius rodiklius ir kitus dalykus. Bet galim pažiūrėti kitais pjūviais, galim pažiūrėti grinai iš statistikos, iš istorijos. Tai aš pateikiau pavyzdį, čia yra vidutinė JAV akcijų vadinama bulių rinka, pagal čia Fidelity konkrečiai skaičiavimus, truko apie 30 mėnesių, tai čia kiek gaunasi apie 2,5 metų. Ne? Ir vidutiniškai akcijos brango apie 90 procentų. Tai čia yra toks vidurkis. Tai per 3 metus dvigubėjo po bulių rinkos pradžios. Tai va, ir čia tų variantų irgi buvo, ir trumpesnių buvo, ir ilgesnių, bet čia toks viduriukas. Ir matom, kad vidutiniškos bulių rinkos praktiškai niekada nebuvo, kaip taip pajuokaujam. Bet dabar mes turime, maždaug esame per vidurį to vidurkio, tiek grąžos kontekste, tiek ir terminų kontekste. Tai jeigu taip žiūrint, iš istorijos prizmės, iš tų statistikos, tai mes dar esame įpusėję. Ir atrodytų, kad vis dar to kelio yra į priekį. Bet kitas dalykas, kuris mane daug labiau gal užkabino, tai yra tie, kas investuoja ir ypač į akcijas, tai turėjo tikrai pajausti savo portfeliuose. Ir, pavyzdžiui, jeigu investuot pradėjus, įsivaizduokim, prieš 5 mėnesius, nusipirko tiesiog akcijas ir jos pabrango 25 procentus. Ir toks investuotojas gali sakyti, čia normalu yra. Tai yra vienintelė jo patirtis. Bet kai žinai, pavyzdžiui, faktą, kad šitas rezultatas yra 10 geriausias 5 mėnesių rezultatas per 80 metų, tai reiškia, kad labai pasisekė gerų metų pradėti. Tai vieniems tai gali kelti tam tikrą nerimą, nes toks geras rezultatas, jisai, ką reiškia, tai reiškia, kad akcijos brangios jau yra, ne? Bet jeigu žiūrėsim trumpą terminą į priekį, ne taip, kad ilgą, ne 70 metus į priekį bandom prognozuoti, o trumpą terminą į priekį, tai aš kaip minėjau, dažniausiai daug geriau veikia tas inertiškumas. Tai yra tiek investuotojai, retas, kuris žiūri, taip sekėsi akcijom per 100 metų praeitį arba ten ko tikėtis 100 metų į ateitį. Ne, žiūri, kas buvo paskutinius porą mėnesių ir ko čia dabar artimiausiu metu tikėtis. Tai taip trumpai tariant, 10 geriausias 5 mėnesių rezultatas per 80 metų. Ir jeigu pasižiūrėt, kas buvo su prieš tai buvusiais 9 geriausiais rezultatais, tai buvo tik vienas neigiamas 6 mėnesių rezultatas ir nei vieno neigiamo
12 mėnesių rezultato. Tai reiškia, visais atvejais praeitie po 5 super gerų mėnesių sekė geri 12 mėnesių. Tikimybė buvo 100%, vidutinė grąža buvo 20%. Tai reiškia, kad tas optimizmas dažniausiai išsilaikydavo dar metus. Blogiausias rezultatas buvo 2009 metų rugpjūtį. Pasibaigė, tai iš principo ten buvo momentas, jeigu aš dabar nesuklysiu, dar prieš krizės pabaigą sakykime, bet vis tiek buvo teigiamas rezultatas. Tai šitą skaidrę, turbūt trumpų laikotarpių, jinai tikrai gali nuteikti optimistiškai. Ir paskutinis dalykas, į ką norėjom pasižiūrėti, tai yra kaip gali kisti arba kaip kisdavo akcijų ir obligacijų kainos, jeigu palūkanos jau yra pasiekusios savo piką. Tai reiškia, čia yra užfiksuojamas tas vadinamas last hike, tai yra paskutinis bazinių palūkanų padidinimas ir kas po to vyko su akcijų ir obligacijų kainomis. Tai kaip matome, didžiąją laiko dalį akcijų kainos po paskutinio hiko kildavo ir visais atvejais obligacijų kainos po paskutinio hiko kildavo. Kalbant apie akcijas, buvo, tarkim, 90-2000 metai, 2004-2006 metai, kai rezultatas buvo arba neigiamas, arba arti nulio. Čia mes žinom, kad tai buvo, iš principo, dotkomo burbulo sprogimas ir 8 metų krizė. Tai ką noriu pasakyti, kad pats palūkanų normų kėlimo pabaigos faktas, tai nėra nei gerai, nei blogai. Aš turbūt sakyčiau, gal kaip tik labiau turbūt reikėtų žiūrėti atsargiai į tą palūkanų normų mažinimo pradžią, nes jeigu taip, man iš tikrųjų pačiam būtų įdomiau pasižiūrėti, kas vyksta su akcijom, obligacijom, kaip pradeda palūkanos mažėti. Tai reiškia, jos buvo, tarkim, flat ir pradeda mažėti arba jas pradeda mažinti. Nes akcijų rinkoje, kaip minėjau, arba ekonomikoje palūkanas pradeda mažinti dažniausiai tada, kada prasideda problemos. Ir tos problemos labai dažnai akcijų rinkoje išsireiškia akcijų kainų kritimą. Yra angliškai toks terminas Fed pivot. Tai reiškia, kai jau centrinis bankas palūžta ir pradeda mažinti palūkaną. Tai šitoje vietoje, jeigu mes tikimės palūkanų mažinimo, iš principo obligacijos yra ta turto klasė, kuri, nesakyčiau garantuotai, bet jinai turės teigiamą poveikį, nes kaip mes žinom, palūkanų mažėjimas teigiamai veikia obligacijų kainą. Ir kaip pavyzdys, jeigu jūs investuojate, ilgesnio termino, ten 7 metų termino obligacijas, tai 1% pamažėjus obligacijų pelningumui kaina padidėja 7%. Taip vidutiniškai. Jeigu jūs dar papildomai gaunat kokius 3-4% palūkanų iš to, jūs per 2 metus jūsų grąža gali būti kokie 15% iš tokių obligacijų. Tai reiškia, kad obligacijų pelningumo arba palūkanų mažinimo ciklas vienareikšmiškai yra palankus obligacijom. Bet aš labiau kalbu apie tas valstybinės listinguojamas ar įmonių listinguojamas obligacijas, kurios, kaip sakant, pasiduoda tiem rinkos dėsniam, nekalbu apie tas obligacijas. O dėl akcijų įmonių turime dar sulaukti ir sužinoti, ar vis dėlto Fedas pradės mažinti, kai pagaliau kažką sulaužė ekonomikoje, ar tiesiog jau ateina tas soft landingo scenarijus ir gali būti viskas ir visai neblogai. Taip, o gali būti 2 metus palūkanų nemažins ir nedidins ir ekonomika važiuos. Ir tik tai po 2 metų kažkas išlys, kas galiausiai kažkiek sustabdys ar pristabdys ekonomiką. Tai nes čia kaip pavyzdys, 2004-2006 metai, ne? Kas investavo, tas turbūt atsimena, kad krizė tai vyko kokiais 2007-2008 labiau, ne? O čia reiškia, kad 2004 metais buvo paskutinis palūkanų kėlimas, jeigu aš neklystu, ar ten 2006 metais. Bet vienu žodžiu, kad dar iki to palūkanų mažinimo dar praėjo gana nemažas laiko tarpas. Tai tos palūkanos taip, jos dabar jau stabilios yra kiek? 0,5 metų, gal šiek tiek ilgiau. Tai tie lūkesčiai gali koreguotis ir aš kaip sakau, tikrai nenustepčiau, jeigu... Šiai dienai atrodo taip, kad
rinka buvo per daug optimistiškai nusiteikusi dėl tų palūkanų normų mažinimo. Tikėjosi, kad greitai ir stipriai mažins, bet kaip matome, tie lūkesčiai vis koreguojasi ir tuo tarpu centriniai bankai, jie iš principo taip gana konservatyviai vis komunikavo tą palūkanų normų mažinimą. Tikrai nesakė, kad čia staigiai mažinsim ir daug mažinsim. Ne, jie gana taip konservatyviai. Sakė, žiūrėsim, stebėsim, po truputį, žodžiu, panašiai. Tai apibendrinant viską, tiesiog pagrindinės vietas norėčiau užakcentuoti, tai pirmas ketvirtis pažymėjo optimistiniam nuotaikom, optimizmą iš principo palaikė geri makroekonominiai ir įmonių finansiniai rodikliai, kad šiuo metu aplenkiantys indikatoriai vis dar signalizuoja augimą, o tai leidžia būti labiau agresyviem. Infliacija nors ir stabilizavosi, tačiau vis dar kelia nerimą, ta prasme, kad jinai nesumažėjo, ypač Amerikoje, žemiau 3%, plus išeina šiek tiek didesnė negu tikisi, o tai tolina bazinių palūkanų mažinimo pradžią, bei palūkanų normų kreivė išlaiko inversijos būseną. Pasaulio akcijos po gana ženklaus pabrangimo jos tapo šiek tiek pervertintos, čia Amerika, ir toks iš optimistinės pusės labiau, kad istoriškai geras paskutinių 5 mėnesių rezultatas akcijų rinkoje reikšdavo 2 kartus didesnį rezultatą per sekančius 12 mėnesių. Tai taip tiek trumpai iš manęs, tiek už dėmesį. Ačiū Artūrai labai už prezentaciją. Ir turbūt taip užbaigsim mūsų apžvalgą ir dabar pereinam prie klausimų atsakymų sesijos.